Rameno ragavimai persikėlė į Kauną. Baobar, užeinam? Ir ką mes jau per tokį lietų? Ir taip, pirmasis ragavimas prasideda visiškai permirkus lietuje, bet emocijos į šalį, nes atvykau paragauti pirmojo ramen Kaune į daugelio rekomenduotą vietą Baobar. Užsakau tonkotsu variantą už 13,90. Kaip minėjau, lietus nedžiugina. Kaina irgi tokia, kai kurios verkti privers. Dar liūdna, kad esu vienas visam bare, bet susimojuoju su savim ir linksmiau pasidaro. Ir štai ant mano stalo tonkotsu variantas, kuris atstovaus Kauną. Jei kepčiau dėl išvaizdos, tai sakyčiau, kad galima būtų daugiau žalumynų pridėti ant viršaus kontrastui. Bet išvaizda ir kaina tai niekis, palyginus su skoniu. Ir nors didelių lūkesčių nebuvo, nes tai vienintelis pasiūlytas variantas Kaune, kiek pamenu. Bet 48 valandas, kaip jie rašė, virtas sultinys, padarė savo. Stiprus jo skonis mane užvaldė iš karto. Tai buvo būtent toks sultinys, kurio ir ieškau ramenus valgydamas. Neblogas mėsos kiekis, aromatingas marinuotas kiaušinis. Tad visų šio derinių mėgausi nuo pirmojo kąsnio. Atsiprašau, šaukšto ir šliurpimo. Akimirką net pamirštu, kad esu visiškai šlapias ir nuotaka įsibėgėjant, panašiai kaip lietų lauke, aptarnaujantį mergina prisimena, kad nepadavė man aštraus aliejaus, kuris, žinokit, skonį pakelia į dar aukštesnį lygį. Su juo pasiekiu visišką skonių balansą. Ir pradedu galvoti, kad čia antras pagal skanumą mano ragautas ramenas Lietuvoje. Beje, matot, kur padėjau šaukštą? Ant servetėlės. O valgant tokį rameną reikėtų lėkštutės ar padėkliuko. Bet čia detalė, nes ramenas tikrai super. Baigęs, nepystų nei dėl kainos, nei dėl lietaus. Man tikrai patiko. Liko dar vienas variantas Vilniuje. Įdomu, ar jis nugalės Nanto maisto studiją.